veidrodėlis, pasižiūrėti savo gražią barzdą. Šiuolaikiniam debitom tikrai praverstas dalykas. Viskas taip tarp analoginio ir skaitmeninio pasaulio. Priekyje kodikas bėgėjasi. Na, šiaip ne taip, aš jį pavėju, bet tas dinamikos ne, čia ne tas automobilis. Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC. Visų šių automobilių apžvalgas rasite Motorai TV YouTube kanale. Tačiau kas ieško būtent šios klasės premium SUV automobilio, gali pasigesti štai būtent šio modelio, kuris stovi čia už manęs. Lexus NX. Antras mažasis Lexus SUV automobilis po didžiojo Lexus RX, kuris debiutavo 2014 metais ir ši pirmoji modelio karta buvo gaminama iki 2021 metų, kai pasirodė visiškai naujos platformos, antros kartos, antras pagal dydį Lexus NX modelis. Kaip Jūs manote, o kągi reiškia šį modelį žyminčios NX raidės? Na, ne tą, ką tikriausiai kai kas pagalvojate, tačiau Nimble crossover. Taip japonai pristatinėjo savo mažesnį nei Lexus RX modelį, kuris buvo skirtas daugiausiai važinėti mieste, turėjo būti vikrus, praktiškas ir, žinoma, kadangi tai yra Lexus, turintis tą pačią platformą kaip ir Toyota automobiliai, taupus. Čia yra 2019 metų modelis, o tai reiškia, kad jis yra po atnaujinimo. Automobilis buvo atnaujintas 2017 metais. Pasikeitė priekinės grotelės, jų kampai pasidarė aštresni, o priekiniai žibintai, kaip kad buvo madinga, pasidarė siauresni. Na, taip pat buvo galimos ir F-Sport versijos, kurios taip pat pasižymėjo kitoniškomis, sportiškesnėmis priekinėmis grotelėmis, taip pat kitokių priekinių ir galinių buferių, taip pat šoninėmis lenkščio apdailomis. Na ir kalbant apie F-Sport versiją, tai automobilis jau bazinėje komplektacijoje turėjo reguliuojamo standumo pakabą, na ir žinoma visos važiavimo savybės buvo suderintos į sportiškesnę pusę. Ir kadangi kalbame apie Lexus, žinoma, mes turime mintyje hibridinę pavarą. Ir būtent su tokia buvo parduodama didžioji šių automobilių dalis. Beje, Lexus NX niekada nebuvo siūlomos su tuo metu dar gana populiariais dizeliniais motorais. Jis turėjo arba hibridinės pavaras, arba turbobenzininius 2 litrų motorus. Tačiau, žinoma, hibridinės pavaros buvo kur kas populiaresnės tiem, kas norėjo važiuoti tiek dinamiškai, tiek ir taupiai. Štai čia yra Lexus Hybrid Drive hibridinė pavara, kuri sudaryta iš 2,5 litro atmosferinio motoro veikiančio Atkinsono ciklu ir transmisijoje esančių 2 elektros motorų. Ir bendra tokios hibridinės pavaros galia siekia 145 kW arba 197 arklio galias ir su tokia pavara automobilis iki 100 gali įsibėgėti per 9,3 sekundės. Beje, buvo galima versija ir su 3 elektros motorais. Tai 2 elektros motorai transmisijoje, vienas veikiantis kaip starteris generatorius, kitas kaip pagrindinis elektros variklis, padedantis sukti priekinius ratus kartu su vidaus degimo varikliu. Na, o trečias motoras, jeigu tai būtų versija su visais varančiaisiais ratais, suktų papildomai galinius ratus. Iš galo atnaujintas Lexus NX taip pat išsiskiria kitokiais žibintais, siauresniais, labiau šiuolaikiškais. Na, atrodo, automobilis tikrai pakankamai efektingai. Būdamas 4,6 metro ilgio, jis tikrai yra ir praktiškas važinėti kasdien, ir patogus manevruoti mieste. O štai bagažinė telpa nuo 550 iki 1600 litrų. Ir kas įdomu, kad štai čia yra antras bagažinis dugnas su tikrai gilia ertme. Čia galima sumontuoti ir atsarginį ratą. Štai šioje vietoje yra pagrindinis automobilio akumuliatorius 12 voltų. Na, o tas hibridinės sistemos akumuliatorius yra sumontuotas po galinėmis automobilio sėdynėmis. Po šiomis sėdynėmis yra hibridinės pavaros akumuliatorius, kuris gamintojo teigimu leidžia vien tik elektrą nuvažiuoti iki 2 km.
Na ir aš pagrįstai tikiuosi daug vietos gale, kadangi automobilis turi tiek nemažą 2,8 metro atstumą tarp ašių, tiek ir gamintojas deklaruoja, kad nuo priekinių sėdynių atlošo iki galinių sėdynių atlošo čia yra beveik metro atstumas, didesnis negu kai kuriuose klase aukštesniuose SUV automobiliuose. Taigi, atsisėsti čia tikrai patogu. Žinoma, internete radau atsiliepimų, ypatingai amerikietiškose forumuose, kad čia 3 tikrai nebus patogu, bet šis automobilis tam ir neskirtas, jeigu jums reikia erdviausio Lexus SUV, bent jau siūlyto Europoje, žinoma, toks yra Lexus RX. Tačiau 2 čia bus tikrai patogu, pasižiūrėkite, vietos kojom čia yra tikrai daug, štai galima reguliuoti net galinės sėdynės atlošo kampą ir štai kiek vietos iki priekinių sėdynių, tad aš manau, kad šis automobilis yra tikrai erdvus, vertinant šio segmento standartais. Be to, kadangi čia nėra transmisijos tunelio, kaip minėjau, versijose su visais varančiaisiais ratais galinius ratus suka elektros motoras, tai čia nėra ir centrinio transmisijos tunelio, kas yra patogu, jei tektų sėdėti arba 3, arba perlipti iš vienos pusės į kitą. Tokių akivaizdžių sutaupimų tikrai nėra. Žinoma, viskas priklauso nuo komplektacijos. Buvo galimos ir odinės sėdynės, čia yra jos medžiaginės, tačiau viskas atrodo kokybiška. Štai vietose yra tikrai ir minkštų apdailos medžiagų. Tikrai pakankamai dideli tamsinti langai sėdintiem gale. Net ir būdamas gale jautiesi premium automobilyje. Na, iš esmės, kalbant apie Lexus NX saloną, tai tikrai priekaištų aš jam neturiu. Čia yra odos, medžio apdaila, pavyzdžiui, kai kurios medžio detalės, aš pasižiūrėjau savo modelio tuomet daryto naujo apžvalgą, padengtos specialių lakų, kuris yra poliruojamas ranka, taip pat kaip fortepijono paviršiai, tam, kad jisai neblizgėtų, neakintų vairuotoją. Tai būtent tos medžio detalės ir yra apdorotos tokiu įdomiai pavadintų šimomokų būdu. Žinoma, čia yra ir įdomių tokių momentų. Štai pavyzdžiui, vienas įdomesnių, tai štai veidrodėlis. Kaip dabar madinga, pasižiūrėti savo gražią barzdą, pasitvarkyti ją prieš kelionę. Tai tikrai tiem šiuolaikiniam debitom tikrai praverstas dalykas. Na, štai čia yra belaidis telefono įkrovimas esančioje dėtuvėje po ranka. Ir įdomus momentas tas, kad čia yra sumontuotas judantis belaidžio įkrovimo varikliukas. Na, ta rytė, indukcinė rytė, kuri atsakinga už telefono belaidį įkrovimą. Ir štai toksai didelis blokelis. Jūs pasidedate savo telefoną. Tiesa, net mano ne pats didžiausias telefonas jau čia vargiai telpa. Ir aktyvuojate įkrovimą. Štai, pavažinėja varikliukas, atranda tą vietą, kurioje vietoje yra būtent jūsų telefono belaidis įkrovimas ir pradeda įkrauti jūsų telefoną. Žinoma, čia yra 2 USB jungtis, 12 V rozetė ir skirtingai nuo ankstesnių Lexus modelių, Lexus NX iš karto turėjo štai tokį lietimų jautrų padelį, kuris atnaujintoje multimedijos sistemoje veikia gerokai greičiau negu anksčiau. Modelis, kai tik debiutavo 2014 metais, turėjo mažiuką ekranėlį, 6,2 colių įstrižainės, o po 17 metų atnaujinimo štai atsirado gerokai didesnis ekranas. Tai tikrai rekomenduočiau rinktis bent jau tokį. Kiek žinau, nei Android Auto, nei Apple CarPlay nebuvo siūlomas bent jau tų metų automobiliuose. Toliau, su atnaujinimu sumažėjo klavišų štai šioje vietoje. Čia yra klimato kontrolės valdymo zona. Tikrai viskas labai patogu, išdėstyta aiškiai. Kompaktinių plokštelių įdėjimo vieta, pavarų svirtis, mygtukai čionais. Čia yra spalvotas informacinis ekranėlis, fiziniai prietaisų skalio apvadai, tačiau pasirinkus skirtingus važiavimo režimus, štai atsiranda tachometras, jeigu pasirenkate sportą, jeigu pasirenkate eko važiavimo režimą, tada rodoma kitokia skalė. Na, viskas taip tarp analoginio ir skaitmeninio pasaulio. Štai čia gana įprastos medžiaginės sėdynės, tačiau turi tikrai gerą šoninį prilaikymą ir galbūt vienintelis dalykas, į kurį aš atkreipiau dėmesį, kad štai vairas toks odinis. Pirmas dalykas, kad jisai
sukasi gana standžiai, na tikriausiai tuo akcentuojamas automobilio sportiškumas, o iš kitos pusės jis turi tokią slidžią odą. Prie to aišku galima įprasti, bet norėtųsi, kad ta oda būtų mažiau slidi. Tačiau visai kitai apdailai priekaištų aš tikrai neturiu jokių. Na, automobilis visą laiką pajuda įprastu normal režimu. Jeigu norite, galite persijungti sport režimą, galite važiuoti eko režimu, galima pasirinkti vien tik elektrinį važiavimo režimą. Gamintojas nurodo, kad 100 km sunaudojama mažiau kaip 6 litrai benzino. Na, bent jau tas pajudėjimas yra tikrai gana dinamiškas. Vėlgi, elektros motorų privalumas. Bet žinoma, jeigu jau norite važiuoti dinamiškiau, motoras tikrai pakankamai garsiai veikia. Šiaip automobilis važiuoja tikrai tyliai, pakankamai. Aerodinaminio triukšmo nėra daug triukšmo ir nuo padangų. Tuo labiau, kad čia vis dar yra žieminės padangos. Tačiau, na, jeigu spausti aktyviau akceleratorių, labai iš karto girdisi tas variklio kaukimas. Vairo sistema, kaip jau minėjau, jinai suderinta tokia pakankamai standžiai. Nepasakysi, kad čia yra labai tikslus vairavimas, tačiau vairas taip stebėtinai nėra lengvas, o iš Lexus automobilio tikėsi, kad jis bus lengvesnis, tačiau ne, jisai toksai yra gana standžiai suderintas. Tad galima įvažiuoti posūkius tikrai sportiškai, tačiau na, tas hibridinės pavaros kaukimas, žinoma, beveik 200 arklio galių hibridinė pavara. Tai tikrai jinai yra pakankamai galinga, tačiau ir automobilis sveria daugiau kaip 1600 kg. Na, taip pat radau atsiliepimus, kad pakaba yra šiek tiek standoka, žinoma, galbūt tai lyginant su Lexus RX modeliu, tačiau, na, man, kaip įvažiavau į posūkį, automobilis važiavo tikrai per daug nesvirdamas, tad aš mieliau būtent rinkčiausi tokį suderinimą, negu labiau komfortišką pakabą, bet žinoma, visgi. Tai toli gražu ne Mercedes-Benz GLC, kuris yra galimas ir su pneumatinė reguliuojama pakaba. Na, o dabar pabandysiu, kaipgi įmanoma, maksimaliai dinamiškai įsibėgėti. Štai pasukamų valdiklių pasirenku sport režimo, pavarų svirti į sport padėtį. Beje, čia galima net rankiniu būdu perjunginėti pavaras tiek šitą svirtim. Štai pliusas, minusas, tiek ir kad ji pati perjunginėtų automatiškai, taip pat štai šiomis svirtelėmis irgi galima perjunginėti tas pavaras, na, bet žinoma, čia kažkokios labai dinamikos tikriausiai tikėtis ir neverta. Štai girdėjot, kaip bilstelėjo pakaba. Kaukimo daug, šiek tiek atsirado aerodinaminio triukšmo, kad kažkoks didesnis sportiškumas tikrai čia nepasakyčiau. Štai galima svirtelėmis imituoti pavarų perjungimą. Žinoma, čia pavarų nėra, kadangi už jas atsakingi yra elektros motorai. Ir reikiamą sukimo momentą ir ratus perduoda kartu su vidaus degimo varikliu būtent elektros motoras. Ne, iš karto galiu pasakyti, būtent tai yra didžiausias skirtumas tarp Lexus NX ir tiek kalbant BMW X3, tiek Mercedes GLC, tiek Audi Q5. Ne, čia nėra ta dinamika, jeigu tikitės, kad jis labai azartiškai, labai sportiškai bėgėsis. Ne. Visgi pavara veikia taip, kaip ir labiau įprasta tiem, kurie važinėja hibridiniais Toyota ir Lexus automobiliais. Tolygiai, reikia nepersistengti spaudžiant akceleratorių. Na, žinoma, įsibėgėjus galima važiuoti visai dinamiškai. Na, net prasuka ratus. Tačiau štai priekyje Kodiakas bėgėjasi dinamiškai. Na, šiaip ne taip aš jį pavėju, bet na, tas dinamikos, ne, čia ne tas automobilis, kad važiuoti labai dinamiškai. Dar grįžtant prie multimedijos sistemos, tai tikrai turiu pasakyti, kad palyginti su versija iki atnaujinimo, tai veikia kur kas greičiau, sklandžiau. Žinoma, reikia šiek tiek laiko, kad įprastum prie šito valdymo lietimų jautriame laukelyje, tačiau tikrai kur kas patogiau negu kad anksčiau tekdavo senesniuose Lexus modeliuose valdyti tam tikrą pelytę. Žinoma, tai nėra lietimų jautrus ekranas, tačiau
Na, įpratus galima gana greitai pasirinkti visas norimas funkcijas. Dalis, žinoma, nustatymų yra čia priekyje ties vairu, tačiau štai automobilio nustatymai, štai klimato sistemos nustatymai, pagrindiniai yra mygtukai grįžti atgal, meniu pagrindinis mygtukas ir štai žemėlapis. Galima pasirinkti, kad žemėlapis būtų rodomas per visą ekraną, galima pasirinkti, kad būtų rodoma kažkokia tai papildoma informacija, pavyzdžiui, arba kas groja, arba kai veikia hibridinė pavara. Na, iš esmės multimedijos sistema, jinai tokia gana senoviška, nėra lietimų jautraus ekrano, nors modelis yra 2019 metų, tačiau kam tai nėra kritiška, aš manau, kad tai tikrai nebus didelė problema. Po bandomojo važiavimo aš galiu pasakyti vieną. Man tikrai patiko, kai veikia vairo sistema. Ne, ji nėra labai tiksli, tačiau jinai tokia gana standi visose režimuose, tiek ar važiuotum standartiniu normal režimui, ar važiuotum sport režimu, vairas sukasi gana sunkiai ir tai užtikrina, suteikia tam tikrą sportiškumo jausmą, nors nepasakytum, kad tai yra labai tiksli vairo sistema. Tačiau, na, žinoma, šitas automobilis tam ir neskirtas, kad labai tiksliai laižyti posūkius, tačiau, na, man patinka, kad jinai yra standi. Taip pat man patinka, kad čia yra standi pakaba. Žinoma, kas mėgsta važiuoti labiau komfortiškai, tai tada turėtų rinktis arba ratus aukštesnio profilio padangomis, arba, na, tikriausiai šis automobilis gali pasirodyti ir šiek tiek per standus, tačiau man kur kas svarbiau, kad jisai į posūkius įvažiuoja tikrai stabiliai, tikrai tvirtai, tikrai per daug nesvirdamas. Na ir žinoma, kas jau iš anksto man buvo, kaip ir žinoma, kad šita hibridinė pavara, kuri tiek Toyota, tiek Lexus modeliuose su kiekviena nauja karta veikia vis tiksliau ir tiksliau reaguodavo į akceleratorius paspaudimą. Na, šiuo atveju čia jinai dar yra ta senoji mokykla, sakykim taip, jeigu norit važiuoti labai dinamiškai, net ir pasirinkus sport važiavimo režimą, net ir aktyvavus imituojamą pavarų perjungimą sport režimu, netgi perjungiant taip pat imituojamas pavaras štai šiomis virtelėmis prie vairo, na, nebus to sportiškumo, kurio galite tikėtis ir kurio tikrai sulauktumėte iš vokiškų konkurentų. Tačiau akivaizdu, kad Lexus pirkėjas vertina visai kitas savybės. Tai pirmas dalykas - automobilio išskirtinumas, tiek kalbant apie išorę, tiek kalbant apie vidaus apdailą, tiek hibridinės pavaros privalumus, kurių žinoma didžiausias yra degalų sąnaudos, tai yra benzininis motoras 200 arklio galių, tačiau, na, tikrai nesunkiai galima pasiekti, kad degalų sąnaudos būtų apie 7 litrus 100 km. Na ir žinoma, automobilio patikimumas, tiek kalbant apie hibridinius Toyota, tiek to labiau kalbant apie hibridinius Lexus. Tai yra tie automobiliai, kurie visą laiką visose apklausose, vertinant vairuotojo atsiliepimus, užima aukščiausias, o dažniausiai ir maksimaliai aukštą pirmąją poziciją. Lygiai tas pats ir Lexus NX. What-Car kitose apklausose, kiek žiūrėjau, tiek automobilių yra labai mažai priekaištų. Žinoma, vairuotojai gali skųstis tais dalykais, kuriuos aš jau paminėjau, tiek triukšminga hibridinė pavara važiuojant aukštais ūkiais, tiek gana paini multimedijos sistema, jos nustatymai. Žinoma, Lexus, tai reiškia, kad automobilio aptarnavimas bus brangesnis negu Toyota modelis, bet visgi tai yra premium segmentas, tai su tuo reikia susitaikyti. Tačiau tos priežiūros, išskyrus eilinį reguliarų aptarnavimą, bus tikrai nedaug. Na, apklausose ten paminima kažkokie elektronikos gedimai, kažkiek hibridinės sistemos gedimai, tačiau, na, apart tų mano paminėtų važiavimo ir eksploatacijos savybių, automobilio naudojimo savybių, automobilis tiesiog turi be galo patikimą hibridinę pavarą, 2,5 litro Atkinsono ciklu, tai reiškia mažų suspaudimo laipsnių veikiantis atmosferinis motoras, 2 elektros motorai veikiantis kaip transmisija. Ta pavara jau įrodė savo patikimumą ne pirmą dešimtmetį montuojant į Toyota ir Lexus automobilius, tai dėl to aš net neturiu ką ir pasakyti. Tad, iš esmės, jeigu jums nėra prioritetiniai dalykai maksimaliai automobilio dinamika ar naujausia multimedijos sistema, tačiau jūs prioritetą teikiate automobilio išskirtinumui, taupiai hibridiniai pavarai ir automobilio patikimumui, tai Lexus NX yra vienas tų modelių, kurį galiu drąsiai rekomenduoti.